Rinkimai visada yra apie ateitį. Net tada, kai atrodo, kad tiek daug įvyko praeityje, apie ką norisi papasakoti ir pasididžiuoti. Kai kartais gal norisi rėkte prarėkti, pro neigimo ir net absurdiškos pseudoargumentacijos debesį virtinę skaičių, rodiklių, pabaigtų darbų, kuriems 30 mečius patiems neigėjams taip ir neatsirado laiko. Kai labai norisi priminti aibę ištikusių aplinkybių, kurių niekas neplanavo, nelaukė, apie kurias net nenorėjo pagalvoti. Sunku patikėti, kad praėjo 4 metai, kai iš šios salės panašiu metu pradėjome kelionę stipresnės Lietuvos link. Kelionė nebuvo panaši į poilsinį kruizą, kur raudoni kilimai, subtili muzika, šaldytas briuselietiškas šampanas ar operos fantomas. Tekusi transporto priemonė buvo labiau panašiai tą, kurios į kelią išrieda reaguodamos į skambutį numeriu 112. Nuo liepsnojančios pandemijos į kiaurą pasienį, nuo Rusijos karo atblokštų pabėgėlių iki siautulingos infliacijos padarinių likvidavimo. Žinoma, pakeliui nuolat aidėjo, o mes tai kitaip būtume darę, jūs viršijote greitį, lėkdami sukėlėte per didelį dulkių debesį, pravažiuodami kėlėte didelį triukšmą ir atrodėte nejautriai, ar viską, ką pavyko, padariau aš, o viskas, kas nepavyko, tai jūsų kaltė. Bet kad ir kas ir kad ir ką besakytų, susitvarkėme, nors visada. Galime ir turime savikritiškai įvertinti, ką galėjome padaryti geriau. Laisvesnių nuo krizių įkarščio metu nepoilsiavome, o pagal tikslų maršrutą vykome į susitarimą dėl švietimo ir susitarimą dėl gynybos, ambicingą 1000-mečio mokyklų programą, skubėjome gaminti savą energiją, platinome kelius saugumo partneriams greitesniam atvykimui, modernizavome ne vieną viešojo sektoriaus tarnybų darbo techniką, o eismą stengiamės reguliuoti taip, kad matytume kiekvieną jo dalyvį. Šiandien esame tam tikroje tarpinėje stotelėje, kuri gali priminti degalinę, o gal kokią techninę apžiūrą. Ir turime dar 4 savaitės išnaudoti, kad įtikintume, jog mes, mūsų komplektacija ir ekipažas yra verti tolesnio pasitikėjimo. Nes rinkimai yra apie ateitį, apie ateities Lietuvą. Kas man yra ateities Lietuva? Ji visų pirma yra galimybės. Jei savo reikėtų nuoširdžiai atsakyti, kodėl visgi nusprendžiau būti ten, kur esu šiandien, tai greičiausiai būtų stiprus tikėjimas, kad mums reikia drąsos ir dar didesnio proveržio ginti ir auginti galimybių Lietuvą. Švietimo, mokslo, sveikatos, socialinėse srityse paklojame nemažai svarbių pamatų, kad galimybių Lietuvoje būtų daugiau. Bet pamatai nereiškia, kad bus statomas galimybių namas. Nereiškia, kad bus ir toliau laikomasi brėžinių ir nebus gręžiojamasi atgal dėl politinių ar populistinių interesų. Kai per šią kadenciją pasiekėme 3.0 zoną rusiškos energetikos srityje, maniau, kad jau neįmanoma, kad vėl kas nors pradėtų keliaklupščiauti ir tūpčioti prieš Putiną iš energetinės ir politinės priklausomybės troškulio. Tačiau girdint ir matant kai kurių kandidatų ir sąrašų minčių srautą, net ir dėl to nebūčiau iki galo tikra. Ne, kelio atgal tikrai nebėra ir padarysime viską, kad niekada negrįžtume ir niekam neleistume grįžti į Gazprominės, Rosatominės ar Rosneftinės įtakas. Rizikoje gali atsidurti ir tos pertvarkos, kurių būtinumą objektyviai grindžia duomenys ir demografinės tendencijos, kad galimybės gauti gerą išsilavinimą ar būtinas medicinos paslaugas nebūtų ribojamos gyvenamosios vietos. Pavėžėjimas iki kokybiškų paslaugų yra reikalingas sprendimas, o bandymas žadėti kokybę bet kurioje ranka pasiekiamoje vietoje yra tik apgaulinga iliuzija. Valdžia, kuri nelinki ir nepadeda savo piliečiams siekti geriausio išsilavinimo, yra klastinga ir savanaudė. Juk valdyti žmonės daug paprasčiau, kai nesudarai jiems galimybių. Ir taip susikuri savo palankias sąlygas kurti priklausomybių nuo valdžios malonių užburtą ratą.
Netokia yra Lietuva ir jos ateitis. Jos ateitis, kad kuo daugiau piliečių galimybės nebūtų varžomos, kad augtų ir bręstų kuo daugiau laisvų, šviesių, savarankiškų, dorų, šalį mylinčių ir nuo nieko nepriklausomų mūsų piliečių, empatiškų kaimynų ir bendruomeniškų bendrakeleivių. Lietuva turi ir gali tapti šalimi, kurioje galimybės matuojamos ne pažintimis, ne protekcijomis, ne pinigais, bet noru, pastangomis, protu ir gebėjimais. Ta pavyzdį rodo mūsų kūrėjai, išradėjai, talentai, verslininkai, liudijantis, kad jei tik nori, tai ir gali. Ta liudija ir modernėjantis viešasis sektorius. Įkvepiančių istorijų apstu. Svarbu, kad tikėtume, kad galime, jeigu tik norime. O mūsų pareiga padėti ir kurti sąlygas, kad galimybėmis naudotis būtų kuo lengviau. Noriu, kad dar po 4 metų galėtume džiaugtis ne tik ekonominiais, socialiniais pasiekimais, bet ir tvirčiau iš regionų sklindančių pasitikėjimų, pasididžiavimų, su dar daugiau sėkmės istorijų. Tokių istorijų, kur pasiekia aukštumas privačiame sektoriuje, žmonės nutarė savo talentus panaudoti viešajame. Tokių istorijų, kurias sėkmingai rašo mūsų tautiečiai grįžę iš emigracijos ir kurianti savo ateitį Lietuvoje. O grįžtantieji visą kadenciją viršijo išvykstančiuosius. Tai vienas iš objektyvesnių rodiklių, kad reikalai Lietuvoje visgi į gerą. Noriu, kad Lietuva ir toliau augintų sąlygas tapti galimybių šalimi investuotojams, kuriantiems aukštą pridėtinę vertę. Ilgalaikę strategiją ir viziją turime. Galime kurti toliau palankę ekosistemą investicijom bendradarbiaujant švietimo, mokslo ir verslo bendruomenėms. Tačiau svarbu ir kad nehanibalizuotume šio rakto į sėkmę, ypač regionuose, investuotojams garsiai ištardami tik ne mano kieme. Todėl turime auginti įgūdžius žvelgti ne baimės, o žinojimo ir galimybių akimis. Ne mano kiemo nuotaika lengva persismelkti žvelgiant į alinančio karo Ukrainoje vaizdus. Pripratome, nusibodo, gal pavargome. To ir laukia agresorius, nepajėgdamas fizinę jėgą pasiekti savo purvinų tikslų. Tad noriu, kad Lietuva netaptų šalimi, kuri užuot padarius viską, kad Ukraina greičiau pasiektų pergalę ir karo lauke nugalėtų Rusiją, imtų kolaboruoti su putinistams naudingomis draugijomis. Ir taip slopintų ukrainiečių viltis. Ukrainos pergaliai reikia ne tik realios pagalbos, kurią teikdami buvome tarp lyderių, bet ir politinio balso, ginančio Ukrainos interesus visuose tarptautiniuose formatuose, taip pat nuoširdžiai, kaip tai darėme iki šiol. Noriu, kad ir toliau siektume greitesnių galimybių Ukrainai ne tik įveikti agresorių, bet ir integruotis į vakarietišką europinę šeimą. Tokia europinė šeima jau tapome 10 000 ukrainiečių, kurie Lietuvoje rado saugumą, viltį ir galimybių perspektyvą. Bet tik namuose panaudota patirtis ir sužydėjusios iniciatyvos išties įtvirtins Ukrainą ES šeimoje. Ateinančių 4 metų laikotarpis bus ypač lemtingas, gal net kritinis. Todėl ir vakarų fronte turime išlikti aktyvūs Ukrainos rėmėjai, nes tai ir tiesioginis mūsų saugumo interesas. Kiek daug kandidatuojančių politinių jėgų tą nuoširdžiai supranta. Noriu, kad toliau kasdien stiprėtų Lietuvos saugumas ir atsparumas. Nes nors saugumas nėra viskas, be jo nėra nieko. Nors per kadenciją padarėme rekordiškai daug, tiek padvigubinę finansavimą gynybai, tiek šįmet perlipę 3% BVP, kurie yra skiriami gynybos ir saugumo reikmėms, tiek užsitikrinę sąjungininkų nuolatinį buvimą Lietuvoje, tiek pradėję kurti diviziją, oro gynybą, didinome šauktinių ir rezervo skaičių. Bet daugelis darbų tik pradėti. Jų užbaigimui reikia nuolatinio dėmesio, resursų ir tempo. Pagal daugybę objektyvių rodiklių galime drąsiai teigti, kad Lietuva yra sėkmės istorija. Tačiau nemažiau svarbu ir tai, kad tą sėkmę ne tik galėtume pamatuoti, bet ir jaustume visi, kas tik nėra užsispyrusiai nusiteikęs nejausti nieko gero. Viena agentūra periodiškai paskelbia, beveik 2/3 gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Ir taip reguliariai, ir mielai. Ir tai nugula antraštėse, tačiau daug rečiau pamatysime visiškai priešingus teiginius, pavyzdžiui, kuriuos atskleidžia naujausia Eurobarometro apklausa.
86% Lietuvos gyventojų gerai vertina gyvenimo kokybę Lietuvoje. Lietuvos įsitvirtinimas laimės indekso 20-tuke irgi daugiau sutinkamas su pašaipa, nei su džiaugsmu. Kaip yra iš tiesų, matyt, tenka palikti asmeniniams vertinimams. Visgi, kad ir esame dešinioji partija, vertinanti žmogaus talentą, iniciatyvą, gebėjimą prisimti atsakomybę už save ir savo šeimą, užuot laukus, kol valdžia paduos tą proverbinę žuvį, negalime ignoruoti atskirties ir pajamų nelygybės klausimų. Jų ir stengiamės neignoruoti, mažindami neįgaliųjų patiriamus barjerus, plėtodami socialinės paslaugas, įgyvendindami kitas priemonės, kurias kas nors gal net laikytų kairuoliškomis. Ir tokios kritikos išties tenka girdėti. Jos tokios nėra. Sanglauda visuomenėje sėkmingi žmonės turi būti suinteresuoti, jeigu ne iš krikščioniškojo supratimo ir pareigos matyti kitame Dievo atvaizdą, tai bent jau iš savanaudiškų paskatų. Visuomenės sanglauda yra nacionalinio saugumo klausimas. Todėl ir nebijom kalbėti, kad esama mokesčių sistema ekonomikos augimo laikais vis labiau išskiria tuos sėkminguosius ir mažiausiai sėkmingus. Ir tai yra problema taip pat ir mums, dešiniesiems. Žmogui svarbu ne tik kelių nulių zonoje jis pats yra, bet ir kur jis yra lyginant su kitais. Tokia tiesiog mūsų prigimtis. Kaip ir prigimtis ginti savo laimę. Visgi, jeigu mokesčių ir išmokų sistema yra politinio apsisprendimo dalykas, kitų atskirties formų be visuomenės įsitraukimo ir požiūrio kaitos jokia valdžia neįveiks. Labiau už viską noriu šalies, kurioje patyčių lygis mažėtų sparčiau. Artimojo menkinimo nekultūra pirmiausia pažeidžia žmogaus tikėjimą jo verte, o tuo pačiu ir galimybėmis. Kokią nuostabią galimybę ekosistemą turėtume, jei šiai problemai skirtume daugiau nuoširdaus dėmesio. Jei gerovės valstybės kūrėjai ir milijardinių pažadų dalytojai tiek energijos įdėtų į patyčių problemų sprendimą, kiek jos išeikvoja teikiant vieną per kitą dosnesnius biudžeto išlaidoms pasiūlymus. Mes daug greičiau taptume valstybę, kurioje iš tiesų būtų gera. Kurioje gera gyventi visiems. Kur klaidos pripažinimas nėra tik būdas kritikams ir hipokritams gauti vinį, kuriuo galėtų pripažinusi klaidą prikalti prie kryžiaus. Kur kalbantys apie tai, kad šalyje vyrauja baimė kalbėti ir sakyti savo nuomonę, pirmiausia įsivertintų, kokiais epitetais ir kreipiniais apdalina tuos, kurie neva neleidžia kalbėti. Kur nebūtų neigiamas orumas dalies bendrapiliečių dėl to, kad jie yra kitokie. Vienintelis būdas užbaigti debatą ir neleisti populistams siautėti kovojant su šiaudinė kaliausė, kurią jie pasigamina iš kokios nors visuomenės grupės, išspręsti visas teisinės kliūtis ir toliau visiems sugyventi, gebant matyti save kitame. Nesenas debatas apie įtraukųjį ugdymą, kai nuo šio rugsėjo jis tapo visuotinis, dar kartą parodė, kad dar turime tikrai nemažai darbo. Kita vertus, jis taip pat parodė, kad nesame ir nulinėme aukšte. Daugybė atsidavusių žmonių kantriai dirba ir kuria. Kartais labai paprastus sprendimus, kad kiekvienas vaikas jaustųsi gebas ir įtrauktas. Mums, suaugusiesiems, šią prasme reikia pasitempti gerokai labiau. Rinkimai yra apie ateitį, apie galimybių Lietuvą. Lietuvą, kur kiekvienas gali jaustis sėkmės dalimi. Ir Lietuvai reikia patikimos garantijos. Ypač neramiais laikais, kai nuslysti į paprastų, bet klaidingų sprendimų paieškas yra tiek daug pagundų. Mūsų kelias Lietuvos sėkmės kelias. Tikiu, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas gali būti sėkmingos Lietuvos kūrėjas. Turime dar 4 savaitės, kad įtikintume dvejojančius, kad padrasintume neapsisprendusius, kad įsiklausytume į nusivylusius, kad pakviestume valstybiškai nusiteikusius žmonės. Ginti ir auginti Lietuvą, jos pažangą, Lietuvos ir jo žmonių galimybes. Ačiū.